Labas, mano vardas Edgaras ir sveiki atvykę į Vixitech. Tai po paskutinio kelto video sulaukiau nemažai klausimų apie žaidimus, kuriuos kuriame. Tai nusprendžiau padaryti po video apie kiekvieną iš žaidimų, papasakoti, kas tai per žaidimas, kaip mes jį darom, kokius funkcionalumus naudojam ir kuo galbūt kiti žmonės galėtų prisidėti kuriant šitą žaidimą. Bet darydamas video pamačiau, kad jisai yra labai ilgas, jeigu viską kartu sudėjus, dar net iki 3 dalies nepriejau ir jisai jau gaunasi valandos laiko. Tai ką padarysiu, tai padalinsiu šitą video į 3. Tai bus vienas trumpas, kuris papasakos tiesiog apie žaidimo pačią esmę, tai va būtent šitas. Tada kitame video papasakosiu atskirai apie kiekvieną iš funkcionalumų, kurį mes naudojam. Ir tada padarysiu 3 video, kuriame papasakosiu daugiau apie patį projektą iš tos vadinamos gamybos pusės. Pasidalinsiu, kokie yra planai ir tada lauksiu norinčių prisidėti žinučių. Taigi, važiuojame. Taip, tai pirmasis žaidimas yra pavadinimu Riftbound. Riftbound yra išlikimo tipo žaidimas. Tai kaip ir visose išlikimo žaidimuose, pagrindinis žaidėjo tikslas bus kuo ilgiau išlikti. Ir kadangi taip pat tai yra ir multiplayer žaidimas, tai dar papildomai tikslas žaidėjo bus ir būti geriausiu. Tai trumpai apie pačią žaidimo istoriją. Tolimoje ateityje vyko eksperimentas, buvo bandoma išrasti neribotas energijos šaltinis. Things went sideways, įvyko sprogimas, ir va tada prasidėjo, kas atsitiko, tai visi skirtingi pasauliai pradėjo jungtis į vieną, ko pasekoje to pasaulio kaip ir nebeliko, yra atskiri riftai, va tie žemėlapiai, po kurios ir gali žaidėjas keliauti. Aš galiu jūs užtikrinti, kad tose žemėlapiuose, kadangi tie pasauliai yra susimaišę, tai pamatysit labai daug keistų visokių dalykų ir daug visokių keistų funkcionalumų. Tai šitas žaidimas turės 3 skirtingus žaidimo režimus. Bus galima žaisti tiek vienam žaidėjui ar ne, tiek su kitais žaidėjais. Ir 3 žaidimo režimas bus, kai žaidėjai galės dalyvauti gyvose eventuose, kuriuose visi žaidėjai turės tam tikrą tai tikslą, turės kažkokias tai užduotis. Ir ar tai žaidėjas, ar tai komanda surinkus daugiausiai taškų, tą eventą laimės ir gaus kažkokius tai prizus. Tai gal pradėkime tada mes nuo single player. Tai tik noriu paminėti, kad šitas žaidimas vis dar yra gaminamas, viskas dabar, ką matysit, tikrai gali ir greičiausiai tikrai keisis. Daug dalykų yra dar nepabaigta, nes šitame etape, ką mes dabar darom, tai mes fokusuojamės į funkcionalumų testavimą. Norime užtikrinti, kad žaidimas veikia pakankamai gerai, kad galėtų būti išleistas būtent iš tos funkcionalumo pusės. Ir kai tai užtikrinsime, tada pradėsime visus vizualinius darbus, nes dabar dauguma visų esetų, ką jūs čia pamatysite, yra iš kažkur paimti, mes jų patys negaminam. Norint turėti tikrai unikalų žaidimą, tiek aš, tiek visa mūsų likusi komandos dalis labai nuoširdžiai tiki, kad visus esetus reikėtų susikurti patiems. Tai šitas offline žemėlapis bus kaip pagrindinė žaidėjo būstinė. Šitame žemėlapyje žaidėjas galės susikurti, pasistatyti kažkokius tai savo namus, kažkokias tai struktūras. Aš matau šiek tiek stringa, gal. Šiek tiek susimažino grafiką, nes šiek tiek striginėjo vaizdas. Taip, tai žaidėjas galės pasistatyti kažkokius tai namus, kažkokius tai pastatus, pavadinkim, įsirengti savo šitus namus. Tai kadangi kol kas tik atsiradus nebuvo nei jokių cutscenų, nei jokių tutorialų, nei kažkokių tai nurodymų, ką iš tikrųjų reikėtų daryti, tai mes tiesiog nueisime ten, kur reikia nueiti. Čia prasideda dialogas. Šitas dialogas yra pradėtas rašyti, jis tikrai nėra pabaigtas nei iš teksto pusės, nei iš garso pusės, garsų iš vis dar net nėra, bet šito dialogo tikslas yra parodyti patį funkcionalumą. Tai dabar kažkas įvyko, kažkas pakalbėjo, ar mes turim pasirinkimą, galim būti nuoširdus, galime tiesiog būti neutral, arba galima meluoti. Ir yra žaidėjo pasirinkimas, kas ką nori daryti. Ir pasirinkus kiekvieną iš tų, tas outcomas gaunasi šiek tiek kitoks. Galbūt nesakysiu, kas konkrečiai pasikeičia, taip galėsit pasibandyti patys. Šį kartą aš tiesiog prasukau dialogą. Dialogo pabaiga, jeigu acceptinu, mes gaunam questą, kurio tikslas yra complete tutorial quest, ir čia tiesiog jis nėra pabaigtas, nuėjau tą vietą, kur buvau nustatęs, kad reikia nueiti, ir questą kaip ir perėjom. Tai iš tikrųjų, tai ką reikės daryti, tai čia prasidės tutorialas ir žaidėjui bus parodoma, kaip veikia offline režimas. Yra skirtingi žemėlapiai, tai nueikime į vieną iš jų. Taip, atsiradome offline žemėlapyje dabar ir kiekvienas šitas žemėlapis turi skirtingas pabėgimo vietas. Tai sakykime, čia yra pabėgimo vieta, žinoma, dabar neisiu, nes kol kas nieko neturiu. O šiaip žaidėjo tikslas, būtent šitam single player režime, tai būtų rinktis savo ramiai resursus, ypač, sakykime, pradžioje, kad pasistatyti kažkokius namus, nes neėjus į multiplayer žaidimą, tenais jau bus kiti žaidėjai, jau nebus taip paprasta turbūt. Tai kad pasimokinti šiek tiek tą žaidimą, suprast, kaip kas vyksta, galima žaisti offline. Kažkokiu būdu dar pamiršau, kad istoriją offline irgi žaisti reikės, bet kadangi jau naktis visi miega, negaliu greit nufilmuoti, o video įkeltą jau reikia rytoj, šiandien.
O šiaip iš esmės, kadangi dabar nieko neturiu, tai reiktų pasilūtinti, susiras kažkokių daiktų, kas bus, manau, itin sunku, nes šitie veikėjai jie man nenorės ramiai duoti susirinkti daiktų. O čia tai dėžė dar net nematęs. Gaila, tik šovinių neturim, bet turim kardą ir dabar va galima ištaškyt. Ai, tik tais būtų gerai nenumirt. Kažkodėl va šita animacija neįtin gerai veikia. Esame antro levelio, turim šiek tiek lūto. Galim pabandyti grįžti namo. Taip, ir va grįžtame į main menu, pridėjo visus daiktus. Čia mes žinoma turim dar visas parduotuvės sudėtas, galima būtų apsipirkti. Iš esmės yra keletas skirtingų parduotuvių, yra keletas skirtingų workbenchų, tai va prie kiekvienos parduotuvės yra vieta, kurioje galima pačiam daiktus pasigaminti. Na, o norint pradėti multiplayer žaidimą, yra atskiras veikėjas, pas kurį atėjus irgi prasideda dialogas ir galima pasirinkti tą žemėlapį, kurį tik tais norim. Kol kas, žinoma, serveriai nėra jungti, serveriai jungi tik tais tada, kai mes kažką testuojame. Apie gyvus eventus galbūt dar nėra prasmės labai daug diskutuoti, nes iki to dar šiek tiek gali dalykai pasikeisti. O dabar tada galbūt keliaukime į antrą video dalį, kuri turbūt bus šiek tiek ilgesnė ir kurioje aš jums pristatysiu visus tos vadinamus assetus, ką mes naudojame šitame žaidime, kodėl mes juos naudojame ir kaip jie yra pagaminti.